Į vieną pusę turbūt tai kainuotų ne mažiau $120,000. Man asmeniškai tai turbūt privalumas jaučiasi labai stipriai, kai tu darai eilę kelionių iš vieno miesto į kitą. Susitikimą tada gali pravesti 3-4 valandas, skristi kitą miestą. Su reguliaria aviacija to nepadarys. Bet jeigu tai palyginti reguliarų bilietą verslo klasėje, sakykime, 10 valandų skrydėje, tai privatus pats mažiausias lėktuvas, tai kainuos turbūt kokius 6-7 kartus brangiau vienam žmogui. Turi būti finansinė logika, kam tą daryti ir automatiškai bent jau pasiskaičiuoti, kad tai atsiperka. Lėktuvas nuosavas skrydžio dalyje sudaro turbūt mažiau 30%. Lėktuvo amortizacija, jo nuvertėjimas, jo techninis palaikymas gula ant savininko pečių ir tai yra, sakykime, lėktuvo, kurio kaina yra apie $25 milijonai, 10-14 keleivių. Tai tokio lėktuvo išlaidos net neskraidant sudarys kokius $2,5-3,5 milijono. Tai yra brangus daiktas, tai nėra nekilnojamas turtas, kurį gali užrakinti ir tau reikia šildymą tik tai palaikyti. Jeigu šiandien verslininkas, pasiturintis žmogus skraido mažiau 250 valandų per metus, tai aš nerekomenduočiau pirkti privataus lėktuvo, samdyti čarterių paslaugą.